Mano pranešimas yra toksai, sakyčiau, įvadinis, materialus, žemiškas ir istorinis, tačiau nuo kažko pradėti reikia, kad suprastume, kodėl mes kalbam apie tos malūnus ir iš kur ta nostalgija, iš kur tas paveldas. Tai malūnai turi savo istoriją ir jie turi savo ne vien istoriją, bet ir materialų pavidalą, kurį aš ir norėsiu pristatyti. Tai yra malūnų tipologija, kokių tų malūnų būta. Taip, tai čia bus tokia jau pirma pranešimo dalis, o antroji daly pabandysiu jau aptarus tą visą istoriją ir malūnų tipologiją, pabandysiu išryškinti tokius akcentus, kuo tie malūnai yra svarbus, nes dabar atrodo, kaip ir kalbam malūnai, taip gražu, miela, bet norisi kartais suvokti gal tokius konkretesnius aspektus, kodėl jie mums yra svarbus, ką mes galima, į ką galėtume atkreipti dėmesį labiau. Taip, tai čia galbūt toks irgi savaime suprantamas dalykas, bet malūnai taip savo neatsirado, tai vis tiek tam, kam jie buvo skirti, ta jų paskirtis, tai žmonės turėjo savo technologiją iki vėjo malūnų, skirtą malimui, tai žinoma yra žmogaus jėga varomos, trinamosios ir sukamosios girnos, tai jos tikrai buvę daug anksčiau negu vėjo malūnai ir net iki 20 amžiaus vidurio maždaug buvo naudojamos. Ir taip pat Lietuvoje buvo žinoma ir kito tipo tai gyvulių jėga sukami malūnai, ne vien vėjo ar vandens. Dabar kalbant tokiam platesnėme kontekste, pasaulinėme ir europinėme, tai vėjo malūnai patys seniausi pasaulyje žinomi, tai yra žinomi su vertikaliaja sparnų ašimi. Tai yra anaiptol ne tai, kas mums yra įprasta matyti Lietuvos kraštovaizdyje ir Europoje. Ir jie žinomi Persijoje jau yra nuo 10 amžiaus, galbūt ir anksčiau iš tiesų buvo statyti. Tai ta vertikalioji sparnų ašis atrodo štai taip. Ir štai, pavyzdžiui, Irane vėjo malūnai, tai tikrai netikėtas vaizdas, kad visiškai kita kryptimi tiesiog vėjas yra valdomas ir panaudojamas tam valimui. Tai atrodo išties įspūdingai ir labai neįprastai mūsų europietiškai ir lietuviškai akiai. Štai taip. Na, o mums tie patys įprasčiausi, tai yra vadinamoji ta horizontalioji sparnų ašis. Tai apie ją čia gal kalbėti ir nereikia, nes matosi, kaip tai atrodo. Ir tokio tipo malūnai Europoje atsiranda maždaug 12 amžiuje, tai Prancūzijoje, ir pamažu plinta visoje Europoje, kol 14 amžiuje pasiekia ir mūsų kraštus, tai Livoniją, Lenkiją ir Lietuvą. Taip, ir mes štai turim parodą Krištopaičio akvarelės Lietuvoje buvusių ir kai kurių esamų vėjo malūnų, tačiau ir Europos dailėje dailininkai tikrai yra užfiksavę ir į jų, jų sąmonė yra įsirėžę tie malūnai, kaip irgi tokia neatsiejama kraštovaizdžio dalis. Tai toksai tiesiog vizualinis aspektas to, kad ir Europa piešė juos ir Europos dailininkai vertino juos kaip labai savitą kraštovaizdžio dalį. Taip, o tada jau gal ateinam prie Lietuvos, kaip jau minėjau, 14 amžiuje vėjo malūnai čia atsiranda ir pradžioje gal labiau buvo paplitę tie vandens malūnai ir vėjo malūnai taip jau nuo 14 amžiaus čia ateina. Ir yra daroma prielaida, kad greičiausiai Lietuvą jie pasiekė per tuo metu didžiausią prekybos kelią, tai yra per Baltijos jūrą. Ir dėl to iki 19 amžiaus vidurio vėjo malūnų daugiausiai ir buvo pajūryje. Šiuo atveju ne Šiaurės Lietuvoje, ne Pakruojyje, ne Pasvalyje, ne šitose kraštuose, tai buvo Žemaitijoje. Ir daugiausiai jie buvo statomi dvaruose, miesteliuose. Tai ir buvo tokia išskirtinė privilegija miestelių ir dvarininkų statyti tuos vėjo malūnus. Ir dvarininkams jie iš tiesų nešė didelį pelną, kadangi ūkininkai privalėjo už specialų mokestį savo grūdus maltis būtent tuose konkrečiuose dvarininkų malūnuose. Tai čia yra keletą vaizdų iš Žemaitijos, iš Klaipėdos krašto, tai matosi štai Klaipėdos panorama 1809 metų Barto graviūra ir matome štai kiek panoramai yra vėjo malūnų, apie juos dar šiek tiek, kai pereisiu apie tipologiją, šiek tiek pakomentuosiu, kas šie per malūnai buvo Klaipėdoje, tai prie to dar sugrįšim, tiesiog pats vaizdas ankstyvas ir gražus. Ir čia taip pat yra Klaipėdos panorama iš Smiltynės, 1800-ieji ir taip pat štai matom Mėmelis ir kiek vėjo malūnų pastatyta. Ir pamažu iki 19 amžiaus pabaigos malūnų sparčiai daugėja ir jie plinta jau nuo Žemaitijos į rytinę Lietuvos dalį, į šiaurinę Lietuvos dalį.
Ir tą situaciją malūnų plitimo galbūt lengvina tai, kad buvo panaikinama baudžiava ir valstiečiai galėjo savo valia rinktis, kuriame malūne maltis grūdus, kur tai daryti, buvo laisvi nuo to ir atsirado tokios situacijos, kai turtingesnės šeimos, turtingesni valstiečiai jau patys galėdavo pasistatyti savo nuosavus vėjo malūnus ir maltis ten grūdus. Taip pat daugiau grūdų buvo pradėta malti, nes gyvulininkystė labiau klestėjo, įsibėgėjo, tai ir tam buvo reikalingi vėjo malūnai. Ir XIX amžiaus pabaigoje yra sakoma, kad malūnų buvo apie 200 ir būtent vėjo malūnai apie 50% tų malūnų sudarė. Ir jau šiuo laikotarpiu mes jau ateinam į šiuos kraštus, kur ir dabar esame, ir jie išplinta šiaurės rytų Lietuvoje, tai ir Panevėžio, Pakruojo, Pasvalio ir kitose rajonuose. Taip, tada ateinam į tokią sudėtingą laikotarpį, kai įvyksta tam tikra esminis turbūt lūžis vėjo malūnų istorijoje, nes iki XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios vėjo malūnai iš tiesų buvo pasiekę savo piką, savo epogėjų ir Lietuvoje tuo metu vėjo malūnų buvo apie 1000. Tačiau, kaip jau ir nuo žmogaus ranka sukamų ir trinamų girnų žmogus perėjo prie vėjo malūnų, tai jam turbūt su laiku pradėjo atrodyti, kad galima kažkaip efektyviau panaudoti technologijas ir atsiranda garo malūnai. Tai pirmas garo malūnas Kaune pastatytas jau XIX amžiaus viduryje, tuomet atsiranda skystų kurų ir dujomis varomi malūnai, po pirmo pasaulinio karo pradeda plisti elektriniai malūnai ir tokiu būdu nuo XX amžiaus vidurio tie vėjo malūnai, tie klasikiniai vėjų sukami sparnai pradedami saugoti kaip liaudies architektūros ir technikos paveldas. Taip ir dėl to mes štai čia dabar esame ir apie juos kalbame. Tai dabar gal tokie elementaresni dalykai ir pereinam prie daugiau tokios tipologijos nuo istorijos ir prie tokio fizinio pavydalo malūnų. Tai gal atrodo savaime suprantama, kur tie malūnai buvo statomi, tai, bet kuriuo atveju jie buvo statomi lygumose ir tokiose vietose, kur nėra vėjo ir kur nėra užuovėjos ir kur vėjas galėtų laisvai sukti sparnus. Tai jeigu nepavykdavo rasti tokios vietos, malūnai dažnai būdavo iškeliami ant aukštesnio pamato ir kad tokiu būdu tas vėjas galėtų tuos sparnus pasiekti. Tai malūnas yra lygumų statinys. Taip, čia irgi šiek tiek vizualikos, kaip tie malūnai Lietuvos lygumose atrodo. 20 amžiaus pabaigos nuotraukos. Ne visi, žinoma, jau yra geros kokybės. Taip, ir dėl paskirties. Tai tų malūnų tikrai buvo įvairios paskirties konstrukcijų bei tipų. Tai žinoma, pagrindinė malūno funkcija buvo grūdų malimas ir gyvuliam šerti, ir kruopų gamybai, ir duonos kepimui. Tačiau Lietuvoje taip pat buvo malūnai, vadinami lentų malūnai ir vėlimo malūnai. Tai va tie malūnai lentpjūvės, kur matėme Klaipėdoje, tai ten tose panoramose, tose graviūrose, ikonografijoje mes ir matome malūnus lentpjūvės. Būtent ne grūdų malimo malūnai, o lentų pjovimo malūnai ten buvo daugiausiai. Taip, ir dabar pereiname prie malūnų tipologijos. Tai irgi parodoje, kaip jau minėjau, matote kepurinius vėjo malūnus, tačiau jų yra tikrai buvę ne vien tokio tipo. Tai pats seniausias žinomas vėjo malūno tipas, tai yra toks malūnas, kuris yra visiškai imobilizuotas ir stacionarus ir nejudantis. Tai reiškia, kad jo sparnų niekas nesukiojo į pagal vėją ir jie būdavo pritvirtinami jau palei vyruojančią vėjų kryptį. Tai tam būdavo naudojami įvairūs gynybiniai įtvirtinimai ir prie fortifikacijų įvairių, tačiau Lietuvoje tokio tipo malūnų tiesiog nėra žinoma. Taip, ir labiausiai paplitę Lietuvoje buvo 2 tipų malūnai, tai yra mūsų akiai patys įprasčiausi stiebiniai vėjo malūnai ir taip pat kepuriniai vėjo malūnai. Tiksliau atvirkščiai, atsiprašau, akiai įprasčiausi kepuriniai, bet ir stiebiniai vėjo malūnai. Tai kalbant apie stiebinius vėjo malūnus, tai jie yra tokie kaip ir archaiškiausi ir įdomiausi, ta prasme, kad Lietuvoje jų nebėra išlikę ir mes jų nebelabai
ne tai, kad nelabai, bet iš viso nebesutiksime stovinčių savoje autentiškoje vietoje, kurie buvo pastatyti. Iš dalies atkurtų yra saugoma įvairiose muziejuose keli vienetai, bet kad taip važiuojant kraštovaizdį pamatytumėt stiebinį malūną, tai to jau nebėra, nebent kažkas statytų naujai ir atkūrinėtų juos. Tai tuo jie yra iš tiesų labai įdomus. Ir stiebinio malūno principas yra toks, kad į vėją sparnai buvo sukami ne vien su kepure, bet su visu pastato tūriu. Tai yra visa pastato konstrukcija buvo sukama į vėją, o ne vien jo kepurė. Ir ta jo konstrukcija, štai matome, yra toks skerspjūvio planas ir matosi, kad viduryje yra stiebas ir ant to stiebo ta visa konstrukcija ir buvo sukiojama per tą stiebą. Ir dėl tokios savotiškos savitos konstrukcijos jie šnekamojo kalboje įgavo tokius pavadinimus, kaip juos vadindavo taip liaudiškai ožiniais, bobmalūniais, vištakojais, bukiniais, kelminiais, kaziliniais, starkakojais ir panašiai. Tai reikia suprasti, kad šitie tokie liaudiški pavadinimai yra kilę būtent dėl šitos konstrukcijos tipo, kadangi ant tos stiebos visą sukiodavosi į vėją. Taip, ir tada pereinam prie kepurinių vėjo malūnų, tai kadangi toks buvo jie Europoje, Anglijoje, Olandijoje, turbūt žinot, kad Olandijoje tie malūnai jų tikrai labai daug yra kepurinių, tai Lietuvoje jos irgi taip vadindavo olenderiais, engelskiniais ir panašiai. Taip, o dar grįžtant prie stiebinio vėjo malūnų, tai jų ta konstrukcija dažniausiai būdavo stačiakampio plano, ne taip kaip kepuriniai išplatėjantis tokie piramidės formos, bet jie būdavo stačiakampio plano, konstrukcijos dažniausiai būdavo medinės, nebent kartais darydavo tokį akmens mūro pamatą. Ir architektūrinė stilistinė raiška jų tikrai nebuvo kažkokia labai įspūdinga, jie tokie ganėtinai paprasti ir architektūriškai nebūdavo labai dekoro prasme labai išraiškingi. Ir štai čia turim kelias iliustracijas, kaip atrodė tie stiebiniai malūnai. Iš 2010 metų nuotraukos dar matom, kad stovėjęs yra ir Krištopaičio tą pačią akvarelę matom, Vaskonių stiebinio malūno. Ir matom irgi mūrinį pamatą. Ir jame teoriškai buvęs stiebas, ant kurio tas malūnas ir sukdavosi. Tai čia yra dar vienas paveikslas to paties Vaskonių stiebinio malūno. Tai matot, kaip jie vizualiai atrodė. Ir jie būdavo pasukami į vėją, šitoj nuotraukai gerai matosi su, kaip šita detalė vadinasi, tuoj prisiminsiu, uodega. Taip. Jie buvo pasukami su uodega. Ir štai tokia uodega, va čia matosi gražiai, va už tokio stiebo tiesiog sukdavo patį malūną į vėją. Čia taip pat dar keletą nuotraukų. Taip, tai stiebiniai malūnai. Taip pat dar yra toksai panašus į stiebinius malūnus, toksai analogas malūnai su ratukais, tai iš esmės tas pats, kas stiebinis, principas tas pats, kad sukiojimas yra visa pastato konstrukcija, ne vien sparnai ar kepurė. Tiesiog, kadangi jis būdavo ant ratukų, tai elementariai pasukdavai kaip nori ir tiek. Ir jie būdavo daug mažesni, kresnesni, taip pat aišku irgi mediniai ir jau tokį pasidaryti malūnėlį iš tiesų nebūdavo labai sudėtinga ir paprastam žmogui. Nekainuodavo tiek išlaidų. Ir štai būdavo malūnų su ratukais, būdavo ir lentpjūvių, kaip jau minėjau, nemažai daryta, tai čia irgi matom tokį planą, kaip tai atrodė, kažkaip suvokti. Ir pereinam tada prie tų pagrindinių, populiariausių ir daugiausiai išlikusių kepurinių malūnų. Tai jie architektūriškai jau yra žymiai išraiškingesni už stiebinius vėjo malūnus ir medžiagos jau naudotos daug įvairesnės, ne vien medis, o ir akmens mūras ir plytų mūras ir atsiranda įvairios dekoro išraiškos ir langų apvadai ir panašus dalykai. Ir dar vienas toks niuansas, kad tas pamatas galėdavo būti ir pravažiuojamasis. Ir tame cokolyje pamate būdavo įrengiami ir rūsiai grūdams saugoti įvairios patalpos. Ir taip pat įvairios tokie tilteliai, kurie eidavo, tokios kaip galerijos vadinamos, kurie eidavo aplink pastato pagrindinį tūrį. Tai nuo jų būdavo patogu pasiekti sparnus tvarkyti ir panašiai.
Taip, tai toliau kalbant apie kepurinius vėjo malūnus, tai per daug nesigilinant gal ir nedetalizuojant jau ten tų visų tokių tipologinių, technologinių niuansų, tai kepuriniai vėjo malūnai irgi šiek tiek skiriasi tarpusavyje, vien dėl to savo, kad įvairovės jie daugiau savyje turėjo, tai ir sprendimo būdų tokių, tai juos galima skirstyti pagal kepurės ir liemens sujungimą, tai gal čia nėra taip įdomu, o gal toks įdomesnis dalykas, kuris vizualiai atsispindi gyvai, ką gali pamatyti, tai yra pagal kepurės gręžimo būdą. Tai dešinėje pusėje yra matoma, kad malūno kepurė yra sukama grąžuvu, o kairėje pusėje matome, kad tas kepurės gręžimo mechanizmas tai yra krumplinė pavara. Ir ta pavara, kurią matote kairėje pusėje, tai turi tokį pavadinimą kaip vėjų rožė, tokį irgi romantinį. Tai štai, tai tos kepurės būdavo irgi tokius, turėjo du tipus, tai jeigu kada matysit ar išlikusi, ar kokį, ar nuotraukos, ar šitoj parodoje, tai galėsit atskirti, kad yra grąžulas ir yra ta vėjų rožė. Irgi atrodo įdomiai. Tai tada pereinam prie pavyzdžių, tai yra Baisogalos dvaro kepurinis malūnas ir jisai toks vienas gal architektūriškai, stilistiškai išraiškingiausių vėjo malūnų. Ir matote, štai kelių jisai aukštų yra ir kiek jisai turi elementų tokios stilistinių padarytų mūrinių ir jo kepurė yra būtent sukama ta krumplinė pavara vėjų rožė ir net ne viena, o dviejomis. Ir ten viduriniai schemai šiek tiek matosi antra vėjų rožė išlindus, ten vėlesnėse ikonografijose toliau rodysiu, matysis aiškiau. Tai štai taip atrodo kepurinis vėjo malūnas sukamas tokiu būdu. O štai čia turim molinį kepurinį vėjo malūną Joniškio rajone, kuris buvo sukamas grąžuvu. Tai ta konstrukcija tokia irgi įspūdinga ir atrodo visai kitaip. Malūnas buvo statytas 19 amžiaus maždaug pabaigoje, bet dėja, bet jis ir į pašto ženklą yra pakliuvęs netgi 99 metais, tačiau dėja nėra išlikęs. Taip, čia yra Žagarės vėjo malūnas, kuris irgi atrodo įdomiai ir gali pailiustruoti tą mūsų malūnų, tą tokią tipologinę įvairovę. Tai matome tą galeriją arkinę, kaip jinai atrodo aplink malūną apjuosta ir kokį charakterį jam suteikia savotišką. Taip, ir ką mes dabar aptariam, tai jo, faktą tą, kad iki 20 amžiaus pradžioje, tai reziumuojant, tų malūnų Lietuvoje buvo iš tiesų labai daug ir dėl tos savo architektūrinės ir konstrukcinės ir tipologinės įvairovės ir dėl to savo kiekio, būtent šis paveldo tipas, technologinio paveldo tipas yra vienas didžiausių Lietuvoje. Būtent, kad vėjo malūnų mes kaip technologinio paveldo turim kaip ir daugiausiai išlikusio, jis toks plačiausias yra. Tai Lietuvos kultūros vertybių registre yra saugoma apie, nes kartais papildomai rašo, ar galbūt kažkurį išbraukė nebeišlikusi, tai plius minus apie 80 tų vėjo malūnų. Ir gal tuomet pereisiu į antrąją pranešimo dalį ir pabandysiu išryškinti tuos kelis akcentus, kas jau ir pranešimo eigoje čia kaip ir darėsi akivaizdu, bet kuo tie malūnai yra svarbus ir ką mes galėtume paakcentuoti. Taip, tai visų pirma malūnas yra architektūrinis statinys, tai yra architektūros paveldas. Ir tai yra tradicinės statybos technologijos, tai yra jo medžiagiškumas, ką mes matome ir tą plytų mūrą, ir tą akmens mūrą. Deja, tų molinių, kurių nebėra, tai irgi yra savotiškas, nežinau, regiono ar krašto ypatumas, tie moliniai vėjo malūnai buvo. Ir taip pat ne visi, bet nemaža dalis tų malūnų tikrai buvo įvairiai ir gražiai puošti, ar ten turtingesniuose dvaruose, ar turtingesnių valstiečių, kurie buvo statyti. Tai, dvaruose gal daugiau buvo to tokio dekoro. Tai iš tiesų architektūriškai jie yra tikrai įdomus ir vertingi ir būtent tas jų medžiagiškumas ir tas fizinis pavidalas yra pirmas dalykas, kas mums krenta į akį, kai mes galvom apie tą malūno saugojimą, tai kad yra fizinis objektas. Taip pat visai apie tai nekalbėjau, nes technikos ir visų krumpliaračių ir smagračių ir girnų aš neišmanau, tačiau bet kuriuo atveju tai netrukdo man paminėti, kad tai yra vėjo malūnas nėra vien vidus, tai yra technologinė įranga, kur yra tikrai be galo sudėtinga mano supratimu ir labai įdomi. Ir man atrodo, kad Lietuvoje vis tiek kuo toliau, tuo mažiau žmonių ją išmano ir tai yra tikrai labai įdomus dalykas, kurio niekas nebegamina naujai ir nebestato ir tiesiog toksai grinai technikos paveldo objektas taip pat yra.
Ir čia irgi kelios vizualizacijos tam technikos paveldų, tai irgi vairūs maišų pakelimo pavaros, statvuoliai, girnos ir panašus mechanizmai, kurie yra malūno viduje. Skriemuliai ir dar krūva žodžių, kurių nežinau, ką jie reiškia, bet tai tikrai atrodo sudėtinga ir įspūdinga. Ir dar vienas dalykas, ką toliau mano kolegos jau kalbės, tai ta kasdienybė ir ta istorija. Tai vis tiek norisi kažkaip suvokti tą dalyką. Aš nežinau, kiek žmonėm tie malūnai iš tiesų tų sentimentų kelia ir kiek jūs asmeniškai esat su jais susidūrę ir savo aplinkoje matydavot ir kaip jūs juos esat įsisavinę kaip savo kažkokią savastį ir savo istorijos ar kasdienybės dalį. Bet kuriuo atveju ta kasdienybė buvo ir malūnas nebuvo tiesiog technikos statinys ar kažkoks architektūrinis statinys, tai buvo ir žmonių darbo kasdienybės dalis. Ir tiesiog verta apie tai pagalvoti ir verta apie tai pamastyti, kad savų laikų žmonės taip gyveno ir taip manė ir taip, viskas taip atrodė. Tai malūnas nėra vien statinys, tai yra ir žmogaus gyvenimo dalis. Ir tiesiog parinkau kelias nuotraukas, kuriuose yra atsispindėtų malūno ir žmogaus santykis. Tai Biržų yra kepurinis vėjo malūnas, tai jis buvo vadinamas nelaimių malūnų, tai akivaizdu turbūt, kad daug nelaimingų nutikimų jame yra buvę. Čia matome tą patį, kur jau anksčiau buvo rodytas vėjo malūnas kepurinis ir čia ir matosi gražiai nuotraukoje tos dvi vėjų rožės, kuriamis buvo sukama kepurė. Taip, čia yra Žlabių šeimos malūnas ir labai gražus užrašas ant nuotraukos mūsų malūnas. Čia irgi vienos šeimos malūną matote ir to šeimos santykį ir kiek tas laikas buvo prie jo leistas. Čia va tas malūnas su Gražuvu yra. Ir savo pranešimą baigsiu tokiu irgi vizualiu paskutiniu akcentu, tokiu pačiu vizualiausiu. Tai čia nėra turbūt labai daug ką kalbėti ir išsiplėsti, bet norisi tiesiog suvokti tą dalyką ir paakcentuoti, kad malūnai yra ir patys savaime statiniai, jie yra ir žmogaus gyvenimo dalis, ir istorijos dalis, ir technikos dalis, bet tuo pačiu yra ir kraštovaizdžio dalis. Savo pranešimą taip keliomis gražiomis nuotraukomis ir norėjau pabaigti.